Būkim vieningi, būkime viena. Ir daina, kuri dabar skambės, taip pat sukurta mūsų nuostabiai Lietuvai 2015 metais. Dainą tuomet pavadinome Kol kartu. Taigi, kadangi dalyvavai šių metų šimtmečio dainų šventė, kur, jeigu neklystu, 12 000 buvo chorų dainavo kartu su tavimi. Taip, tai yra nuostabus įvykis Lietuvoje, šiemet šimtmetis ir dainų šventė toks unikalus mūsų dalykas mums visiems lietuviams. Ir labai buvo smagu su tuo 12 000 chorų sudainuoti dainą Vandenynai. Tavo kūriniai visiems gerai žinomi nuo linksmų, nuotaikingų iki sielos gelmių paliečiančių. Koks tavo pačio kūrinys yra pats tas labiausiai? Gal Vandenynai? Nelengvas klausimas iš tikrųjų, nes kai kuri dainas jas įdedi maksimaliai savo dūšios. Ir aišku, Vandenynai sukurtas kūrinys mano dukreliai Sauliai, tai jisai tikrai yra brangus ne tik jai, bet ir man. Ir džiaugiuosi, kad patinka daugeliui klausytojų. Taip pat labai gražus kūrinys Šviesa spindės tamsoje, kuris sukurtas mano sūnui Jokūbui. Šviesa spindės tamsoje. Sakant, vaikams turbūt labiausiai toksai atsidavimas yra. Jo, vaikučiai yra mūsų prasmė, mūsų didžiausias džiaugsmas ir viską, ką mes darome jiems ir Dievas padeda sukurti tokius kūrinius, kurie paskui paliečia ne tik tai vaikų širdeles, bet ir apskritai visus žmonės, nes tai yra tikra, nes tai, ką mes darome dėl vaikų, dėl savo vaikų, tai iš tikrųjų yra maksimaliai nuoširdu. Kokį galbūt turi ritualą prieš koncertus? Mes sustojame ratuku su muzikantais, tiesiog palinkim vieni kitiems sėkmės, kad būtų gera energija. Aš pasimeldžiu šiek tiek prieš eidamas į sceną, trumpą maldą savo sukalbu ir viskas vyksta puikiai, einasi kaip per sviestą. Ačiū tau, Linai, gražių ateinančių koncertų, gražaus vakaro. Su Dievo palaima tikriausiai taip reikėtų palinkėti. Ačiū labai tau. Iki.